Šiandien skubam, bet šiandien pagaliau krūtinė nugarą. Nes atrodo, kad kojas ir rankas kačianu kiekvieną turiu duoti. Neturiu daugiau kito pasirinkimo. Atrodo, krūtinė nugara kažkaip tai dingsta tiesiog. Tiesiog išnyksta tą dieną, lyg jos nebūtų. Kažkaip tai atsitinka visą laiką. Šiandien turim pusvalandį, gal biškį daugiau. Padaryk krūtinę nugarą, dėl to šiandien darom chest press ant mašinos ir dumbbell flies, kad tiesiog visi movementai, kad kuo greičiau ant mašinų, kad nereiktų nuimti, uždėti svorį, perdėti, paimam, greit apšylam, greit padarom, greit vėl judam prie kito seto, deadliftai, damušim, viskas varkiautas baigtas. Tai turėsim greit padaryti. Nu ir viskas. Šiandien skubam. Kietai. Aš pasibėjau, kad kai aš skubu, aš intensyviau pradedu stumti. Intensyviau pats workoutas vyksta. Ir šiandien kačialka visa, žinau, lyg vanduo po vandenį paslėpta, žinai. Langai prasoja, viskas prasoja, šitam po lubom varo vanduo. Tai nežinau, bet po kokios sąlygos, ar ten žemės drebėjimas, ar ten tsunami, kokie pola, ar tornadai, va čia nesvarbu, kokios sąlygos. Kačialkė, šiandien workoutai, krūtinė nugara, viskas. Fucking kardio mašinos, kam jos reikalingas? Ne, kam. Tikrai reikalingas dalykas. Dumbbell flies. Bam, ir viso. Po dumbbell flies krūtinė baigta. Geras setas. Ir pompa žoskai jaučias, bet reikia paskubėti. Nėra laiko check-in pumpą. Kitą kartą. Dabar varom. Apšilsim nugarą, biškį. Pradėsim vėl nuo sparnų. Sparnai. Čia su mašina. Underhand. Pull downsai, va tai va padarysim ir deadliftai liks, nu ir viskas.
Damušim gal dar su kabeliu nugarą, bet pažiūrėk, kas čia vyksta. Bala kačarkiai. Varva nulubam. Fucking elektrienai, kinai. Only elektrienai. Kas čia, pažiūrėk. Auč. Užuoskas pampas net skauda. Šį kartą nėra laiko nesąmonė pašytą rankų skraidę. Tiesiog apaina kraidą. Čik. Viso. Jau šilau. Padarom. Ir viskas. Judam toliau. Šiandien speedruną workout. De colocadinha, vou sarrar gostoso hoje na treta. Novinha, sequência de louco, sequência de colocadinha, eu vou sarrar gostoso hoje na treta. Gerai. Tikrai neblogai jaučiuosi. Man patinka. Tas skubėjimas ir yra tas benefitas, kad pasilaiko tas pats pulsas, tas pats aukštas pulsas. Ir dėl to ir kraujas geriau teka, pumpuoja daugiau šildis. Dėl to ir pampas geresnis. Dėl to ir automatiškai sunkiau kvėpuot. Nes gaunasi panašiai kaip kardio, bet tu dar intensyviai kačialinės. Šiaip ir turėtų paskubėti. Tavo workoutas turi būti, jisai greičiau turi vykti, negu kad tiesiog sėdi pizdėlinį pusvalandį su draugeliu, o paskui eini padarai ten biškį setą, papumpuoji ir vėl pusvalandis kalbėsiu jo. Ir tavo workoutas 3 valandas. Sumąstyti turėtų, kad kodėl leidi kitiem pavogti savo laiką iš tavęs. Tavo workoutas, tavo laikas, tu tieni, tu darai, ką tau reikia. Neleidi, kad niekas tavęs distrektintų, tavo dėmesį patrauktų, kad tau bašytų. Ni darai, ką reikia daryti. Ir panaudoji makstą laiką savo, o ne ant kažkokių bereikšmių dalykų, kur galėtų jie vykti ir be tavęs. Gerai, dabar daug biškį laiko užtruks uždėti ant deadliftų, bet paruošiu deadliftus ir viso. Bus gerai. Darysim 2 setus. Jo, padarysi vieną, biškį palsėsi, tada padarysi antrą. Nedarysim ten papildomai biškį su kabeliais, ką ten norėjau nugarai. Cable rowsų nedarysim. Padarysiu 2 setus deadliftų ir viso, nes man ir taip laikas spaudžia. Ir tai va spėju. Bet workoutas gan sėkmingai praspeedrunintas. Žinai, kas pliusas elektrėnus tokiuose mažiausiose salėse? Kad tiesiog yra diržų ir tu gali pasimti, užsidėti jos. Ir normaliai deadliftų. Nes ir tai kokį stolininką išleistum ant savo diržų. O didelės kačialkos tikrai žinau, kad nėra, jos neturi. Visi savo turi daiktus. Cubico do acabou, sai a nossa pra avançar nessa gostosa.
Ok, neliko man laiko, bet vienas setas man liko deadlifto. Ir rankos. Kodėl aš vieną darau taip, kitą taip. Gal vieną underhand, kitą overhand. Kodėl taip? Jeigu iš vienos išlystų, jisai tą griūna taip. Iš vienos išlystų, jisai griūna dabar ten. Yra dėl saugumo. Nežinau. Tiesiog girdėjau gerai. Pats pabandžiau, man patiko, kaip jautėsi. Ir svarbu labai vis tiek, jeigu darai tik vieną setą. Pradžią aš irgi darydavau tik tai abi dvi rankas paėmęs. Bet galvoju, pakeisiu taip, antrą setą padarysiu taip. Iš abiejų pusių kačialins faramsus, tu pažiūrėk, kaip pas mane faramsus, aš jų net, nekačialinu. Aš nieko jam nedarau. Tiesiog gripinu dalykus, vat. Viskas. Ir gorila gripas pas mane. Ką, matosi, kad antrą setą 6 padariau, vietoj 10. Todėl, kad pasakiau failį ant praeito setą, ant pirmo setą. Todėl automatiškai man jau sunkiau. Ir antras setas man jau yra 100% increasas mano intensyvumo. Nesvarbu, kad 6 repsai. Bet čia irgi buvo iki failį pasiekta. Ir va, workoutą baigiam kiek. Plius minus pusvalandį užtrukau. Ir, matai, turi fokusuotis būtinai ant intensyvumo. Intensyviai kačialinsis, tu kačialinsis trumpai, nuo pusvalandžio iki valandos. Tavo workoutai turi būti max intensyvus. Nes jeigu max intensyvus bus, tu negalėsi 2-3 valandas max intensyviai stumti. Tu tiesiog pas savo kūnas automatiškai jis mažiau išstums to efforto, tų pastangų visų, energijos, nes jis jau mažiau turės. Jis jau pavars. Jisai, tiesiog kūras, griu žemyn. Ir tu negalėsi taip intensyviai stumti. Dėl to tai yra, jeigu intensyvumas aukštas tavo treniruočių, dėl to laikas trumpas. O tai va. O jeigu laikas ilgas, tada intensyvumas bus trumpas. O jeigu tu bandysi ilgai ir intensyviai kačialintis, tu greičiausiai išvažiuosi su greitąja. Jeigu to pavyks dar taip pasiekti, kad intensyviai ir ilgai kačialintis, išvažiuosi su greitąja ir, nebus faina. Apsivemsi, pliusų nėra. Duodi stimulą, ateini, greitai, bam, duodi šoką, duodi priežastį auti raumenį ir viskas. Eini namo ir augi. Visio. Greitai čia sutvarkau. Ir viskas. Dar apie stretchingą dar vis darau savo researchą. Neturėjau laiko didesnį researchą padaryti. Biškiai užimtas buvau. Ir visio. Šiandien treniruotė baigta. Ir aišku, žiūrėjai.